Svorio kelimo metu labai svarbu aktyvuoti pilvo sieną, sulaikyti spaudimą keliant svorį. Tam labai svarbu praktikuoti diafragminį kvėpavimą. Štai taip, iškvėpimo metu įtempinėti pilvo apačią, aktyvuoti pilvo preso apatinę dalį, įtempinėti kartu kėgelį. Iškvepiam, paimam pilvelį, įtempiam dubens dugną ir tuomet atkeliam svorį. Jeigu norėtumėte atlikti pratimą greitai, galėtumėte daryti 2 kvėpavimo būdų. Iškvepiu, keliu svorį, įkvepiu, padedu svorį. Arba atvirkščiai, svorio kelimo metu labai svarbu išlaikyti įtampą pilvelyje ir nepaleisti jo tada, kada yra sunkiausias kilimo arba stumimo momentas. Iškvepiam, leidžiam svorį žemyn, įkvepiam, atsipalaiduojam. Dar vienas judesys – rankų kelimas į viršų. Taip, nėštukės gali kelti rankas į viršų, tik svarbu suprasti, kad kyla ir spaudimas. Reiškia, kad jėga, kurią pakeliate į viršų, svoris ar kažkoks daiktas, kurį norite nukelti, taip pat keliauja į jūsų pilvą ir dubens dugną. Todėl tą svarbu sulaikyti su kvėpavimu ir dubens dugno kontrolę. Iškvepiu, suimu pilvelį, įtempiu, iškeliu svorį į viršų, aktyvuojant pilvo sieną ir dubens dugną ir įkvėpimo metu lėtai leidžiu svorį žemyn. Šiuo atveju kolegė padarė atpalaidavimą viršuje ir suėmus tada paleido. Galima daryti ir keliais būdais, tačiau svarbiausia yra tai, kad iškelimo metu, kuomet yra sunkiausias momentas, turite įtempti pilvelį. Iškvepiu, įtempiu, įkvepiu, atpalaiduoju, iškvepiu, įtempiu, įkvepiu, atpalaiduoju. Jeigu kilnojate sunkų svorį, reikėtų pilvelį išlaikyti aktyvų visuomet, kvėpuoti daugiau šonkaulinę ir pilvo šonę dalimi. Taip pat galite pažiūrėti į paprastą pavyzdį, kuomet atliekamas kompleksinis pratimas su dubens dugno ir rotacija ir aktyvacija bei kvėpavimu. Iškvepia, kelia svorį, įtempia pilvą ir spaudžia žiedą. Iškvėpimo metu aktyvuoja pilvo sieną ir dubens dugną, įkvėpimo metu paleidžia. Tas pats įtupsto metu iškvepiam, įtupiam žemyn su svoriu, įkvepiam, paleidžiam pilvą. Ir taip, pratimai neturi būti lengvi, bet mes ruošiamės didžiajai dienai, tad pasportuokime su svoriais.